Debiutinės naujojo Lietuvos vyrų futbolo rinktinės stratego rungtynės baigėsi itin skaudžiai. Europos čempionato atrankai besirengiančią šalies komandą 4-0 sumindė 25-oje pasaulio rinktinių reitingo pozicijoje esanti Ukraina. 42 000 žiūrovų džiaugsmui po 2 kartus pasižymėjo Oleksandras Alijevas ir Andrėjus Ševčenka. Nors Lietuvos rinktinė atrodė labai blankiai, vyriausiasis treneris Raimondas Žutautas yra nelinkęs to pripažinti. Rezultatas, aišku, patys matėt puikiai, kad netenkino, bet žaidimas ir kurio žmonės pastatė į startinę sudėtį žaidėjus, tai labai gerai pateisino tai. Aišku, buvo vienas kitas, kur truputį silpniau, bet iš esmės žaidimas buvo tikrai gan neblogas. Tai žaidimą esam patenkinti, bet rezultatų nelabai. Neužtikrintai žaidęs Lietuvos komandos vartininkas Giedrius Arlauskis jau mačo pradžioje vaikiškai suklydo ir buvo priverstas traukti kamuolį iš vartų tinklo. Padarė klaidelę, ko neatsitiko, kas nedirba, tas neklysta. Ir žinot, sunkiai, ką galiu pasakyti, atsitiko. Aš tikiu, kad per atrankinės rungtynės tokių klaidų nedarys. Geriau dabar suklys negu per atrankinės. Vakarykštėse rungtynėse pirmą kartą nacionalinės rinktinės sudėtyje pasirodė net 6 futbolininkai. Vienas jų Škotijos Edinburgo Hearts ekipoje žaidžiantis Arvydas Novikovas atviravo, kad gali rungtyniauti daug geriau. Debiutas ne pats maloniausias, pralaimėjome 0-4, tai galvoju, galėtų būti aišku geresnis. O asmeniškai sužaidžiau, galvoju, gerai, bet galėčiau ir geriau aišku. Kitas draugiškas rungtynes Lietuvos rinktinė turėtų žaisti birželio 18-20 dienomis. Šalyje numatomas Baltijos taurės turnyras, kuriame taip pat dalyvaus Latvijos ir Estijos ekipos.